Vėluojanti šiluma vis tolyn nukelia ūkininkų suplanuotus pavasario darbus. Tačiau šį laiko tarpą galima skirti laukuose esančių melioracijos griovių tvarkymui. Juolab, kaip tik šiuo metu renkamos paraiškos iš žemdirbių, kurie melioracijos griovius savo laukuose ketina tvarkyti pasinaudodami Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą. Žemės ūkio ministerija turi apskaitos sistemą. Mes kiekvienais metais žinome, kokie yra pokyčiai būtent verčių pavydale, tiek natūriniam pavydale ir iš tikrųjų reikia pripažinti, kad kasmet to turto tiek vertė, tiek būtent ir natūrinis pavydalas yra mažėjantis. Parama magistralinių melioracijos griovių tvarkymui numatyta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos antros krypties priemonę pelno nesiekiančios investicijos. Priemonė skirta sumažinti neigiamą neprižiūrimų melioracijos griovių poveikį sausinimo sistemoms ir kaimo vandentvarkos infrastruktūrai. Be to, tvarkant griovius, saugomas kraštovaizdis, sudaromos palankios sąlygos būdingų ekosistemų funkcionavimui. Parama melioracijos griovių tvarkymui besinaudojantiems pareiškėjams apmokama iki 100% patirtų projekto įgyvendinimo išlaidų. Pagal pakeistas priemonės įgyvendinimo taisyklės, tas pats pareiškėjas gali teikti daugiau nei vieną paraišką, jeigu bendra jų suma neviršija 50 000 litų. Mūsų tikslas buvo nenuvilti žmonių ir būtent tos paraiškos, kurios buvo pateiktos, prafinansuoti 100%. Šiai dienai galima tvirtai pasakyti, visos paraiškos, kurios buvo pateiktos vandentvarkos projektų įgyvendinimui, šiuo atveju kalbam apie melioracijos sistemas, bus prafinansuotos, tos, kurios be abejo atitiks paramos keliamus reikalavimus. Priemonės pelno nesiekiančios investicijos įgyvendinimui 2013 metais skirta 10 milijonų litų paramos, o paraiškos magistralinių melioracijos griovių tvarkymui renkamos iki gegužės 3 dienos.